Man yra baisu. Man yra baisu, ką nors praleisti. Netgi pagalvoti baisu, kad galėčiau kažką praleisti šiais laikais. Nes tiek tos informacijos yra iš visur. Iš interneto, iš televizijos, iš interneto. Jeigu dar neminėjau interneto, tai iš interneto. Visur mus bombarduoja su kažkokiom žiniom. Atsirado tas, atsirado anas. Dirbtinis intelektas ta, dirbtinis intelektas ana. Kas tas dirbtinis intelektas? Kaip mes jį galim panaudoti kasdien? O gal negalim, gal tik tai kai kurie gali savo tai leisti. Tai yra visiškai netiesa. Kiekvienas iš jūsų, aš, jūs ir tie, kur stovi ten toliau, gali panaudoti tai kasdien ir patiems paprasčiausiams dalykams. Būtyje, namie, už namo ribų. Ir žinot ką, jums atrodo, kad aš atėjau vienas. Ne? Vienas. Iš tikrųjų, mes atėjom dviese. Aš esu su savo asistente. To jinai ateina, to jinai ateis, jau eina. Ir štai, aš turiu programėlę, suprantam, tai yra ChatGPT, apie kurį daug kas šneka, visą laiką šneka ir kalba. Ir žinot ką, jinai irgi šneka, pasikalbėkim. Sudėtingiausia dalis. Taip. Labas. Dabar stoviu prieš salę pilną žmonių. Visi į mus žiūri ir mes vedam konferencijos pranešimą. Toj skaitysim kartu pranešimą apie dirbtinį intelektą ir jo pritaikymus kasdienybėje. Būk mano asistentė. Suvaidinkim, kad mes esam du vedėjai, panašiai kaip Eurovizija veda du vedėjai, papildo vienas kitą ir perduoda vienas kitam žodį. Gali kreiptis tiesiai į auditoriją, gali mane užkalbinti, žodis tau. Labas, Tomai. Sveikinu visus susirinkusius. Šiandien kalbėsime apie dirbtinį intelektą ir jo kasdieninius pritaikymus. Tomai, kaip manai, nuo ko pradėtume? Norėčiau pratęsti temą ir paprašyti visgi tavęs, kad tu dar šiek tiek, galbūt netgi šmaikščiau papasakotum, kaip galima jį pritaikyti, ar iš viso galima pritaikyti kasdien. Kreipkis tiesiai į žmonės, perduok man žodį, o aš po to pratęsiu. Žinoma. Taigi, mieli draugai, dirbtinis intelektas jau šiandien gali padėti jums net ir sprendžiant amžiną klausimą, ką gaminti vakarieniai. O jei netyčia pamiršote, kur palikote raktus, AI gali padėti jų ieškoti. Neabejotinai tai taps mūsų kasdienybė. Taigi, Tomai, kokie dar pavyzdžiai galėtų įkvėpti mūsų auditoriją? Aš užsiimsiu likusią dalim, o dabar greitai, emocingai atsisveikink su visais žmonėms ir aš pratęsiu. Ačiū tau ir iki. Ačiū visiems už dėmesį. Buvo smagu būti čia su jumis. Iki kitų susitikimų. Tomai, žodis tau. Ačiū. Kai grįšiu namo, pasikalbėsim, kas buvo gerai, kas negerai, o kol kas eik ilsėtis. Taigi, kaip matot, ChatGPT yra mano draugas, kurį naudoju iš tikrųjų kasdien. Praktinis pritaikymas, labai viskas yra paprasta. Sugedo indaplovė. Ką daryti? Kažkokia lemputė dega. Nufotografuoju, įkeliu, sakau, neveikia. O man sako, atidaryk, atsuk, pažiūrėk, gal filtras užsikimšo. Atsuku, uždarau, žiūriu, veikia. Įsivaizduoju, sutvarkiau. Dirbtinis intelektas sutvarkė. Ar aš? Kartu, ne? Kartu išmokstam gyventi. O mes dabar eikime į šitą didelį ekraną. Jo, štai toks fainas paveiksliukas. Ir ačiū Karaliui, kad jis jau pristatė Google Lens. O mano užduotis jūsų pažindinti, apšarvuoti su tam tikrais įrankiais, mechanizmais galbūt, kad jūs kasdien galėtumėt naudoti tos dalykus, būtent savo. Tas pats Google Lens. Čia yra mano kambario dalis. Kažkoks tai augalas. Aš jį nufotografuoju ir man iš karto programa sako, kad čia yra kaip kliuzija. Nereiklus vazoninis augalas, kitaip dar vadinamas autografų medžiu. Įsivaizduojat, turiu namie autografų medį. Kas galėjo pagalvoti? Jeigu išvažiuojam į užsienį, nežinom kalbos, kas kiek kainuoja, kas per sudėtis, nufotografuojam, mums iš karto parodo, išverčia į lietuvių arba bet kokią kitą kalbą. Prezentacijos. Jeigu ateina noras, poreikis sukurti kažkokią prezentaciją, kažkokią temą, praktiškai, bet kokia, nepraktiškai, visiškai bet kokia. Mes galim šitoj programui, Napkin, duoti jam trumpą užklausą. Noriu referato apie raudonus paukščius. Noriu referato arba supratimo, kodėl Lietuvoje kyla kainos. Būtent, kodėl.
O vat jis, hop, ir parašė. Parašė didelį straipsnį, mes jį galim redaguoti, pasufleruoti jam, bet tai yra nieko. Jo pagrindinė funkcija yra štai šita maža ikonėlė, šitas mažas žaibas. Jį paspaudus mes gaunam pasirinkimą ir lyg jam sakom, sukurk man dabar grafikos, padaryk vizualų, nupiešk kažką tokio arba kitokio. Galime rinkti spalvas, kitokius grafikus ir tai nėra šablonai. Jis daro naujai, visą laiką truputėlį panašiai, bet kiekvieną kartą jis adaptuojasi ir supranta, kas yra tam tekste konkrečioj pastraipoj parašyta. Mes galim paprašyti, duok mums ten kažkokį grafiką ir parodyk procentais, arba nupiešk labiau paveiksliukais. Ir nereikia vargti. Paprasta, greitai ir nemokamai. Taip, Eglė Žalčių karalienė. Taip, tik tai parašyta per vidurį. Iš tikrųjų, tai yra Google'o padarytas toks pusiau eksperimentinis projektas. Kažkas panašaus kaip ChatGPT, bet įsivaizduokit, kad tai yra įrankis, kuris leidžia lyg kalbėtis, įsidėmėkit, kalbėtis su jūsų duota informacija, medžiaga. Kitaip sakant, jūs čia galite sumaitinti sutartį, nuomos sutartį, kokią darbo sutartį, galų gale savo dienoraštį galite sumaitinti, turiu omeny duoti tekstinę formą ir vėliau kalbėtis. Štai ten yra chatas ir aš kažką buvau įkėlęs, kažkokią sutartį, man atrodo netgi sąskaitą faktūrą. Ir po to klausiu, kaip padaryti braškinį pyragą? Sako, apie ką tu kalbi, koks braškinis pyragas, čia nėra tokios informacijos, kalbėkime apie skaičius. Jis yra geras tuo, kad mes galim įkelti knygą ir klausti, kuriam puslapį tas ir tas buvo, kas buvo su tais personažais ir atsakys, viską atsakys. Ir tai tik pradžia. Vyšnelė ant torto yra štai tas mėlynas mygtukas. Kaip ten parašyta? Sugeneruoti. O ką sugeneruoti? Jeigu tai paspausim, mes gausim pilnavertį podcastą. Tai yra 2 žmonių pokalbį. 2 neegzistuojančių žmonių pokalbį. Jie tarpusavį lyg sėdės studijoje ir šnekės aptarinės tai, ką mes jam sumaitinam. Tai, ką davim. Sąskaitą faktūrą įkėlėm. Sėdi ir aptarinėja. Tik angliškai kol kas ir aptarinėja kas ir kaip. Tai yra puikus būdas susipažinti su medžiaga, pavyzdžiui, vairuojant, važiuojant, automobilį, kai nėra laiko skaityti, o čia klausai foniniam režime ir mokaisi, ir žinai, labai geras dalykas, rekomenduoju. Ir taip nemokamai, man irgi keista. Programėlė. Programėlės būna visokios. Šiuo atveju asmeniškai man jinai padeda reguliuoti arba bent jau atsekti knarkimo visą statistiką. Aš atsikeliu ir pažiūriu, kada kas buvo ir galiu sekti gal netgi savo sveikatos kažkokius pokyčius, nes čia yra dirbtinio intelekto principų ir man pasako, Tomai, o pas tave tas ir tas pasikeitė, o dabar yra truputėlį geriau tas, gal tu jau pradėjai sveikai gyventi, o gal kaip tik priešingai. Na, vat, taip kažkaip. Jų yra daug, čia yra kaip vienas iš pavyzdžių. Taip, kas čia, čia nuotraukos, viskas tvarkoja, atrodo, kad čia nuotraukos patekusios per klaidą. Bet tai visiškai teisingai, čia yra mano nuotraukos, paprastos, buitinis, iš Facebooko. Kodėl jos čia yra? O va todėl, kad prieš tai buvęs įrankis yra grinai techninis, technologinis, o dabar pereikim prie magijos. Keista, ne? Magija, dirbtinis intelektas. O va taip yra. Žiūrėkit. Bam. Tai ne nuotraukos. Tai yra sugeneruoti vizualai remiantis mano paprastom nuotraukom. Aš noriu pasakyti, kad jūs visi galite padaryti lygiai tą patį. Paprastai kalbant, Krea arba kažkokie panašus dirbtinio intelekto principų veikiantys puslapiai. Ten mes galim įkelti savo 1, 2, 3, kuo daugiau, to geriau, iš visokių rakursų, bet užtenka kelių iš tikrųjų nuotraukas, paprastas nuotraukas. Ir vėliau sistema supranta, kaip mes atrodom. Ir užtenka tiesiog parašyti vyras su švarku ir padarys oficialią nuotrauką. Vyras kapstosi šiukšlėse, beje, ta trečia nuotrauka mano mėgstamiausia yra. Ir sugeneruoja, padaro, o per vidurį ponas oficialumas. Prašau. Ir reikėjo anksčiau fotografo ir dabar aišku reikia. Bet mes galime tam tikrais atvejais padaryti, tikrai neblogą dalyką. Tikrai neblogą dalyką. Matote pavyzdį. Colorize. Vienintelis puslapis
Jų yra daug. Čia yra vienas iš, ką man pavyko rasti, tokių geresnių, gražesnių, paprastesnių ir nemokamų puslapių, kurie perdaro nuotraukas. O ką reiškia perdaro? Mes dažnai turim senas nuotraukas. Visi stalčiai turime archyvinės nuotraukas. Jos dažnai būna suplyšusios, nesutvarkytos, jau laikas daro savo. Bet jeigu mes praleisim nuotrauką arba nuotraukas pro tam tikras sistemas, pavyzdžiui, Colorize, pasižiūrėkit, per vidų yra švaru. Juodai balta, bet švaru. Jeigu dar kartą praleisite, sakyti, nuspalvink. Nuspalvina. Matot? Yra, galbūt neideali, bet švari, graži, spalvota nuotrauka. O visi tokių turim. Ar savo, nežinau, prosenelių, o galbūt savo. O kas čia? Vėl 3 nuotraukos. Magija, žiūrėkit. Bam! Sujudėjo. Jūs įsivaizduojat? Klink. Dar yra kitų puslapių, bet jie prajudina, praanimuoja tas nuotraukas. Mes galime įkelti nuotrauką ir sakyti, tegul moteris juokiasi arba kalba. Prašau, jinai kalba. Aišku, reikėtų dar įdėti balsą, šiuo metu mes turime tik tai vizualą, arba galbūt jinai gali būti išsigandusi arba pikta rėkti, bet mes galim tai prajudinti. Ir mes galų gale turim iš paprastos, senos, juodai baltos suplėšiotos praktiškai nuotraukos video, tikroviškai judantį žmogų. Va tokiais laikais mes gyvenam. Ir jums visa tai yra pasiekiama. Klingas, Minimaxas arba visi kiti analogiški puslapiai. Bet iš kur man visą tai žinoti? Keletą įrankių pamatėm, žinom, bet toliau, nauji išeis įrankiai. Kaip man juos surasti? Paguglinti? Galbūt, gal ir variantas, bet žinot ką? Štai, prašau, 2 puslapiai. Puslapiai. Future Tools ir Super Tools. Čia yra viskas, ko jums reikia. Tiesiog manim patikėkit. Tai yra sąrašas visų jums, ne tai kad reikalingų, visų egzistuojančių, naujausių, geriausių ir įdomiausių įrankių, kurie yra iš dirbtinio intelekto. Norite kažką pramoginio? Užeinat, uždedat varnelę, kad dėl pramogų jums išmes įrankis, kurie daro kažką faino įdomaus. Taip. Norite parašyti knygą? Paspaudžiat varnelę, kad tekstus, noriu rašyti tekstus. Ir bus kažkokie asistentai, kurie jums padės tai padaryti. Aš visą laiką tuo naudojuosi. Ir praktiškai kasdien čia užeinu pasižiūrėti, kas yra naujo. Ir norėčiau jums pasakyti, kad visi gyvenam šiuo metu. Ir dabar traukinys dirbtinio intelekto tik tai pradeda įsibėgėti, įsivažiuoti. Ir jis dar laukia mūsų visų. Dabar yra pats geriausias metas į jį iššokti. Ir kadangi matau jūs čia, reiškia, jūs esate jau jame. Taigi norėčiau visus su to pasveikinti ir palinkėčiau mokytis ir bandyti naujus dalykus. Ačiū visiems.